Biblijoje parašyta, kad sekmadienį reikia švęsti. Tačiau jeigu dirbi mėgstamą darbą, galbūt tai yra tavo pramoga. 3 savaitės be sportinio automobilio vairo. Iš karto jaučiuosi, kad yra šioks toks kokybinis kritimas. Tačiau sekmadienis testai, 55 km greičio ruožų, atstatė vėl viską į savo vietas, automobilis sveikas ir mes esame, manau, kad pakankamai neblogai pasiruošę Liepos 22-23 dieną vyksančiam Rally Latvija, kuris vyks Rygos ir Jūrmalos apylinkėse. Labai rimtas ralis, Baltijos šalių rimčiausi lenktynininkai, Suomijos. Aš manau, kad atvykite tuo pačiu ir miestą pasižiūrėsit ir turėsit gerą laiką. Ryga nėra taip toli.